Tai nėra problema, taip tiesiog veik pigesni teleskopai. Jie susiveržia tuos narelius ir tada jūs jį sustumėt atgal. Kuo smarkiau jūs jį išskleidžiat, tuo labiau tie nareliai įsirėž viens į kitą ir tuo daugiau jėgos reikia suskleisti tą teleskopą. Tai jeigu jūs į tokią laisvą eigą paleidžiat į apačią, tai jo pačio svorio užtenka jį suskleisti atgal. Bet dabar bus labai sunku. Jeigu jūs jį išskleidžiat labai smarkiai, tai tada jūs plius minus įgaunat mini plaktuką. Nes, kad tuos narelius atpalaiduot, tai prasme, fizika. Kuo smarkiau išskleidžiat, tuo didesnis ten spaudimas susidaro ir tuo didesnės jėgos reikės tą spaudimą atpalaiduoti. Galit pabandyti naudoti universalią alyvą ir tuos labai smarkiai užsifiksavusius narelius supurkšt su alyva, biškai duot laiko, kad atsileistų ir tada, jeigu jau kapitaliai užstrigo jūsų teleskopas ir visiškai nebėra kito varianto, tik kaip jį sugadinti, papurškit universalios balistol alyvos į narelius, leiskit tą į vietą atsipalaiduoti ir tada suskleidimas bus žymiai lengvesnis. Aišku, reikės duoti laiko, kad alyva ten į tos tarpelius patektų, bet kuo smarkiau išskleidžia teleskopą, tuo jį sunkiau suskleis, dėl to nepatarčiau iš visų jėgų išskleidinėti teleskopą. Aišku, toks išskleidimas irgi neužtikrina labai tvirto laikymosi, tai tokį reikėtų rasti vidurkį tarp pilnos jėgos ir visiškai jokios jėgos. Savo teleskopus rasit Getbekse, nuorodą įdėsiu į komentarą.